Prieš jums 2 metų 42 kilometrai. O dabar. Ir vyriškiai su autoritetu. Čia irgi bus vaizdų. Lieka mažiau negu 5 minutės. Labas visiems. Sveikinuosi iš Žemaitijos taurės antrojo etapo Akmenė. Ar bus vaizdų, pamatysime video eigoje. Trumpai apie trasą, tai ilgis apie 23 km, sukilimo apie 200, yra šiek tiek naujovių nuo praeitų metų, viską pamatysime, viską apžvelgsime. Taip pat matėme, kaip startavo elito ir V40 grupės, jie startuoja 5 minutėm anksčiau negu mėgėjų grupė ir visos kitos likusios. Startuosiu už mėgėjų grupę, kaip matome, stoviu pačiame priekyje. Dinga širdis. Šiandieną turime be galo karštą orą. Na ir greitai startas. Stebime, kaip seksis išlaikyti šią poziciją. Jaudulys, žinoma, buvo starto metu. 5, 3, 2, 1. Ir važiuojam. Kadenso daviklis dar neprisijungė prie Garmino, todėl nematome iš jo duomenų, bet neužilgo jis prisijungs. Štai, prisijungė. Ir matome, kad kadensas 120, 130. Man kilo klausimas, ar tai ne per daug starto metu, tokie aukšti kadensai, tai pakomentuokite, kas žino, kas supranta. Ačiū. Taigi priekyje matome Rokas Tutlys ružavais marškinėliais. Būtų idealu išlaikyti jo tempą. Dar šiais metais to nepavyko padaryti. Mina žymiai žemesnių kadensų negu aš, bent jau taip atrodo. Pravažiuojame finišo vartus, čia finišuosime. Būtent šitoje vietoje pajutau, kad kažkas kojoms negerai pradėjo degti plyšti ir iš karto pradėjo mane lenkti vienas po kito dviratininkai. O dar priekyje laukia kalniukas, į kurį taip pat reikia neatleisti tempo ir stengtis suminti kuo greičiau. Praeitais metais tai čia ant to kalno sustojau, nes susidarė kamštis, startavau iš vidurio kažkur, tai šiais metais visai kitokia situacija su startu. Na ir čia jaučiuosi tikrai labai prastai kylant į šitą kalną, jau jėgų nei kojose, nei niekur nebeliko ir matom, kad lenkia mane vienas po kito. Ir tokios mintis iš karto užpuolė, kad gal dar vis esu neatsistatęs, nes Panevėžyje, Naujamiestyje sekėsi labai prastai. Išplaukęs visą trasą buvau, tiesiog autopilotu ją įveikiau. Tai toks apmąstymas šiuo metu vyksta, ar čia šias varžybas galėsim spausti maksimumą. Ir čia man po kairę sportas Svajūnas Ambrazas lenkia V50 grupę.
Taigi čia vis dar išplaukęs, nepalaikau tempo, kvėpavimas intensyvėja, žvalgausi atgal, kas už manęs, nes priekinės grupės tai jau matau, kad nebepavysiu ir nebeatsisėsiu aš ten. Čia šitoje vietoje šiek tiek atlikau kvėpavimo pratimus, tai galvojau, kad padės. Labai daug smėlio, sausa. Ir jeigu neklystu, nuokalnėje šitoje aš atsigavau. Viskas susinormalizavo, galėsiu palaikyti reikiamą savo tempą. Dropai ir šuoliukai atliekami visai gerai, be problemų. Priekyje matome V16 grupės atstovą, Aira komandos narį. Paskui palsėsi. Drąsiau. Jau ne per vienas varžybas pamačiau, kad jaunimą reikia šiek tiek paraginti ir jie iš karto pradeda greičiau važiuoti, taip pat kaip ir trenerių pamato. Šaunuoju. Per sunkiu šiek tiek bėgiu, bet viskas tvarkuoja greitai, vėl pagauna tempą. Na ir matome, kaip V16 lenkia V18. Na ir kažkur mačiau komentarą, kad Eimantui tą dieną nėjo koja. Netgi matosi, kad GoPro kratosi su stabilizatoriais, tai patikėkit, kratėsi stipriai. Na ir kadangi techniniai gedimai yra neišvengiami, tai... Reikia dviračio? Turime. Biko.lt. Na, tikėkime, sportininkui neprireikė naujo dviračio, tai reikėjo pasikeisti tam tikras dalis, ar tiesiog uždėti grandinę. Taigi po kol kas apsilenkiau tik tais V18 ir V16 grupės sportininkus, savo grupės sportininkų dar nesutikau. Sižiopsuoju. Būna kartais, kad taip įsijauti kažkaip užčiučiuoja, užlinguoja trasa ir nepažiūri, kur čia reikia nusukti. Praeitais metais, prisimenu, šitą vietą jau sukėlė nemažai sunkumų pravažiuoti, šiais metais kažkaip visiškai lengvai. Taigi privažiuojame greitąją atkarpą palei bėgius. Vėjas šį kartą pūtė iš nugaros, kaip sklinda gandai, kad visada vėjas čia priešais būna, tai greitis tikrai buvo geras, čiut ne 40 km/h. Padangų slėgis buvo pasirinktas šiom varžybom ganėtinai žemas, 1,2, 1,3. Bet puikiai važiavo, greitis taip pat buvo geras, tiek va tokiom atkarpom, tiek miške nelabai kratė, tai super, padangų slėgis perfekto. Širdies ritmas buvo 176 vidutinis, ganėtinai aukštas, bet manau dasidėjo ir dėl karščio. Kelias.
komentaras buvo, kad reikėjo šokti per upelį, važiuoti, nelipti nuo dviračio. Na, kam rizikuoti, jeigu ir taip greitai galima perlipti tą upelį. Vidutinis greitis buvo apie 23 km per valandą. Na, ši duobė neatrodė per video ganėtinai baisi, bet įdomi vieta. Na ir pagaliau kažką matau priekyje, dar tiksliai nesimato kas ten. Matome priekyje klaida, o čia V16 atstovas lygiai toks pat kaip prieš tai. Dviratis toks pat, apranga tokia pat. Tavęs nebuvai jau aplenkęs? Ne tau lenciuk nukrito? A, yra, tokių patą, ne pas tai? Dviratį žiūriu, panašus. Taigi čia kitas komandos Aira narys, Mykolas Arbataitis. Padangas per daug priputį. Na, matai, ant to griovio tai net galvojau išsimangos. Nu, ne maratons. Čia vyksta pokalbis su Petrausku. 100 kg grupėje mynė Petrauskas. Sakė labai kratą. Turbūt pirmas kartas, kada sėdžiu ant rato, bet neilgam, nes žinau, kad priekyje single trackas, greitas single trackas ir geriau būtų, kad nieko priekyje nebūtų. Užbėgant į priekį, norėčiau pasakyti, kad trasa buvo labai gera, labai įdomi, labai smagi. Šiek tiek žvirkeliukų, atsigauni ir vėl dirbi. Darbinė trasikė, tikrai MTB trasa, ne gravelis, ne kažkas buvo, kas važiavo iš komandos narių su graveliu, tai prasikeikė. Ir norėčiau paminėti, kad trasa vis tobulinama, vis kažkas naujo, tai kiekvienais metais gal Akmenės etapas yra vienas iš laukiamiausių, nes ties jo dirba Laimonas Kabeikis, kuris turi iniciatyvą vis prigalvoti kažko naujo. Taigi net ir po varžybų yra noras atvažiuoti čia dar kartą, pravažiuoti šią trasą ir žinau, kad tikrai Laimonas Kabeikis organizuoja šiuos važiavimus, tai kas po šio video susidomėsit šią trasą, tai tikrai galit nuvažiuoti ir išbandyti ją. Taigi 13 kilometras, 14, daugiau nei pusė trasos įveikta. Čia kilometrų jį. 2,2. Nedaug liko. Ne. Staigus į kairę bus. Staigus į kairę. Jo. Jo. Pamiršau pasakyti apie smėlį. Taigi man iš galo visą laiką laikėsi Mykolas, V16 grupės atstovas. Tai tokia kaip ir pareiga jutau jam padėti šiek tiek, pravesti, nes, kaip supratau, trasos nežino, nei kiek kilometrų, nei kas laukia jo šitoje trasoje. O kalnas? Kalnas! Na, aš tempą savo laikiau, tikrai nevažiavau lėčiau negu galiu, bet Mykolas taip pat neatsiliko nuo manęs.
gal šiek tiek techniškose vietose šiek tiek padarydavo tarpą, bet paskui greitai vėl prisivydavo mane. Na ir vėl lengvi šuoliukai. Smagus kalniukai ganėtinai čia buvo tokie kaip pomtrekas, natūralus. Na ir privažiuojame, čia netolies yra visa starto vieta, visa finišo vieta ir čia yra vaikų trasa, tai naujas segmentas, mes jį pravažiuosime 16 kilometre, kaip matote. Tikrai įvedė tokio įdomumo į trasą šitas taip pat. Na ir vaikam trasa, manau, viena iš stipriausių Žemaitijos turėjo. Bėgėsiu. Na ir viena iš rimtesnių klaidų mano, tai nebespėjau išsukti vairo tarp medžių ir kliudė su kairė rankena, su kairė ranka medį. Bet viskas tvarkoje, greitai pavyko išjudėti. Į mišką važiuojame, kaip ir sirgaliai sako. Trasos žymėjimas taip pat puikus, kur atsargiai ten tikrai atsargiai, kur slidu ten slidu ir pats žymėjimas tikrai nepaklaidinantis. Taigi priminsiu, kad Mykolas Arbataitis tai vis dar ant mano rato, gal nesigirdi. Vieną, tu? Kokią grupę pas tai? Gerai. A tu prizinį mini dabar? Jo, pirmas. Čia greitas ruožas. Greitas Tai ruožas dabar. sužinojau, kad Mykolas važiuoja pirmoje vietoje V16 grupėje, tai dar didesnis noras atsirado jam padėti ir pravežti saugiai iki pat galo. Va, šiek tiek net išlenda mane patempti, bet ilgai neišgeneruoja tokio tempimo. Gal dėl to, kad aš pats esu sunkesnis, o kai jis man sėdi, tai Viskas. ganėtinai nesijaučia, nes jis lengvesnis. Čia taip pat greitas ruožas, va ir sirgalių yra. Nieka nėra, ne iš gal? Asfalto ruožas, gražiai lėktuvai stovi. Nelabai yra laiko grožėtis, nes iš galo jau matosi grūbelė atvažiuoja, tai šiek tiek toks paspirtis biški pavažiuoti greičiau. Davai. Na ir vėl Mykolas pasisiūlo patempti šiek tiek. Gerai, nors trumpam pailsėti. Jūs reikėt mėgėjęs čia? Minam, ką? Va, vežam V16 pirmą vietą. Dirbam savo darbą. Kas belieka, kai nedasivijau nei vieno savo grupės atstovo, tai belieka tik tai, ką turime dabar, išlaikyti savo poziciją ir padėti V16 grupės sportininkui užimti pirmąją vietą. Na ir čia Mykolui treneris pasiūlo lenkti mane pro kairę pusę
Bet Mykolas protingas, jisai žino, kad aš žinau trasą ir važiuos paskui ir jam daug bus saugiau ir geriau. Na ir prasideda labai įdomus trasos ruožas, šuolis, sekantis neužilgo taip pat. Renkamės kelią A, B kelias ilgesnis, bet lengvesnis. Lengvai sekasi per šokti, per kalniukus. BPM-as kyla, finišas neužilgo. Hop, mini klaida prieš fotoaparatą, susijaudinau galvą. Ačiū Živiliai Kavaliauskei už nuotraukas. Na, šitą ruožą buvau išmokęs, važiavau ne vieną kartą. Taip, užsimetame į posūkį, kas yra būtina šiame posūkį, neužsimetus daug lėčiau nusileidė. Ir prieš mūsų akis matosi finišas, man iš galo, kiek pamenu, nieko nebuvo labai, kas galėtų mane aplenkti. Mykolas taip pat man iš galo užima pirmą vietą V16 grupėje ir taipogi aš finišuoju Akmenėje 9 vietoje mėgėjų grupėje. Ačiū, kad žiūrėjote, iki kitų varžybų apžvalgų. Geriau buvo, ne? Netoli? Netoli? Gerai, surūks. Jo, specialiai šaltą vandenį praplaukiau. Smagiai trasa, ne? Apšilimi tempė ir reikia daug per tas kalniukus. Okei. Nokit, nukirpsiu. Nukirpit, aš bijau jūsų šakės. Ačiū. Prašom. O jūs atidavė? Aš jau atidavė. Oi, smagiai. Kliama gerai startavai, tu tai iš visą nebevaus. Tu pirms? Pirms tikrai? Malaičius. Nu iki sezono galo gal pavys. Platėliuose. Tie dabar varys čia. Nu, tie dabar nedominuoja. Nu, tadukai, atsigavai biškį? Ką? Pramuša? Ja. Nu, pagaliau.